Labas rytas. Nu ką, pirmadienis, kalendorinis pavasaris prasidėjo. Sveikinu visus su pavasariu. Jau ir bus, kaip sakant, dienos ilgesnės, šiltesnės, nuotaika geresnė. Smagu pavasaris, smagu. Tai vat, o ką? Šiandien pirmadienis, užsipylėm kuro, pagirdėm mašiną, kavytę, labą rytą, laikai prašom, palaikinti kavytę ir pavasario kavytę. Nu, važiuok Raime. Tai va, nu ką, mes į Draminę esam. Užsipylėm jo kuro, kavos pasiėmėm, čia žmoną atvežiau į darbą ir važiuojam pasiimti priekabą iš Bringo, Draminę čia, kurią mes penktadienį parvilkom, tipo tą skapį, tai henger, tipo tą dėžė. Nu, gaunas, kad čia kieta šolė, ne šalituvas, bet dėžė, kaip tai skaitos, kieta šolė, kaip skaitos, izotermas, kaip, gal nežinau, kaip tai vadinas, nežinau. Keista, bet nežinau. Tai va. Mes turim šiandien išsikrauti 9 valandą iškraujimas yra, užbukintas laikas Optimerui, ten kur 2 sykius esu buvęs. Vieną sykį esu buvęs, kai laiko nereikėjo, atvažiavau, išsikroviau, antrą sykį. Laikas buvo užbukintas, bet atvažiavau anksčiau, galvojau, kad išsikrausiu, bet pasirodo laikas, kai užbukintas, tai ir turi atvažiuoti laiku. O, šiaip gerai, ant 9 išsikrauti, diržų nėra, nereikia, kaip sakant, prie rampos pristūmiai, savo puk, viską iškrausi ir viskas. Tai va. Tai ką, saulytė teka, jau dienos šviesios, jau 6:30 pradėjo švisti, smagiai, tikras pavasaris, net jau dienom pliusas, jau pranašauja visą savaitę dienom apie 10 šilumos pas mus čia, geras, saulytė, 10 šilumos, tai čia tas sniegas nyks ant akių. Dar sykį kavytę, laiką, subscribe. Tai va, važiuojam kabint priekabą tada. Pasikabinom, viskas tvarkoj. Ir priekabas stovėjo kaip ir stovėjus. Ir dabar važiuojam, žiūrėsim. Čia dabar pasuksim į kairę, žiedę. Ir matysim, ten ženklai bus. Ta Oslo fjordo tunelį neuždarė ar tebėra darytas. Nes būna dažnai, blembas atvarai ir uždarytas tunelys. Tai vat, jeigu bus uždarytas tunelys, tai biški bus liūdnoka per Oslą važiuoti. Tada mes nelabai ir spėjam ant 9 išsikrauti. Bet, nu, ne mūsų bėdos čia būtų. Bet aš labai tikiuosi, saulygiai jau pavasariškai, taip blembas. Aš dar iki vasaros toli, bet jau ta saulė jau taip jau pakyla, jau akinukai reikalingi. Tai vat ir ką aš čia norėjau sakyti, kad čia ne mūsų bėdas, jeigu jau bus uždarytas, ką padarysi, bet yra kaip yra. Jeigu uždarys tą tunelį, tai varysim per Oslą. Bet yra tokių atvejų, kad, kaip sakant, ženklai rodo, kad uždarytas, tu tik nuvažiuoji ir paskui jau magistralį tenis, jau matosi prie magistralės ženklai, jau viskas jau gerai padarytas. Arba gali būti, suprantu,
apvažinėjai aplinkui, jau tu atvažiuoji, anoj pusėje jau pelkės, žiūri, kad pravažiuoji iš tos pusės mašinas. Vadinasi atidarė, kaip ir per reikalą važiavęs, bet nežinosi. Yra kaip yra. O kol kas, matau, ženklas nedega, neplyks niekos, atdarys, tai bus labai šauniai. Man patinka į tą Vestbį važiuoti, išsikrauti, nežinau. Ta pusė, kur yra, ta visa Östfaldas vadinamas, ta visa pusė ten, kur Vestbė, tie visi Frederikštatai, man tai asmeniškai nepatinka. Bet pats Vestbis, tai man tinka. Nežinau, kodėl, ar tos, kad čia iškrovimai tokie yra, tos industrinės zonos, tos patogios tam, to Vestbio. Nežinau, matau, gaunasi, kad ir išsikrausim Vestbį, gali būti, kad važiuosim kokią Lanchusą, kažką buvo užsakę, kad tipo, galbūt Vestbį arba Lanchusą reikės priekabą palikti, nes šita priekaba yra neskirta važiuoti į Anglijas, į tas, čia daugiau po Norvegiją matyti tarp terminalų. Tai kažką minėjau, kad sako, lygtai, sako, sako, vadybininkį, žinoti, gal reikės atkabinti tą priekabą, kai pasikeis kažkur tais. Tai va, ten iš to Vestbį išvažiuosim, ten Statoilas yra šalia. Kavytė, kaip visą laiką. Tai va, o kur yra kavos, man ten patinka. Šiaip dabar, kai tą padarė prie Rygės oro uosto, ten irgi naujo Statoilo, ten irgi patogiai. Tai grubiai važiuoju jau Mosą pravažiuoju, pačiam Mosė, skaityk magistralė, irgi kavos yra, bet ant aikštelė tokia įvažiavimas toksai, nu, biški, ten chaosėlis toksai, chaosas biški. Ten su niuansais, ten būna surandi vietą, bet išvažiuoti sunku. Į tą fūrų patį aikštelę, kur visi miega, ten jis nestoja, toli eiti, bet ir nelysi, ten jis važiuoja per užpilimo kolonėlę, ten sustoji prie kolonėlės, ten jis ar 2 ar 3 vietos yra. Bet ten kiti būna pasistatę taip, kad paskui išvažiuoti sunku yra, nu, niuansai. Bet tas, kur Rygės oro uostas yra, į ten Statoilas, ten jis geras Statoilas, į ten kava gera, man tinka. O da čia ženklai, net, tipo, užlenkti, užversti, vadinasi viskas tvarkoja. Nu, reikia tikėtis. Nesinori, jeigu ten jis palei nosį uždarys tą tunelį ir paskui varyti per tos šlemestadus, ten jis vajezu. Nesinori ten tais prietkeliais linguoti. Bet jeigu bus, tai bus, ką padarysi. Tai va, tu ką, po truputį važiuojam į tą iškrovimą, ten žiūrėsim. Iškrausti, spėsim, nespėsim, iškrausti, taip staigiai, bet iškrausti normaliai. Viskas nematau trukdžių, kokių galėtų būti. Tai va, lekiam, hebra. Neuždarė tunelį palei nosį, o lendam į tunelį Oslo fjordo. Jo. Čia kai krautas sunkiai esi, nu, tas kai yra variklio stabdis, aš tai nežinau, neatsimenu kaip, bet aš tai su retarderiu, tai 700 čia kai yra tas distancinis radaras, tas atstumo, tai aš iš karto dedu autopilotą, tipo tą ribotuvą ant 70 ir pati mašina stabdosi. Čia tas yra tas palaikymas greičio maksimumas. Tai va, ir nereikia nei vargti, nei stabdžių šmirinti, nei čia. Jeigu retarderį užspaudi ir tave tampo, o padarai tą greičio ribotuvą, tipo 70 nedaugiau, tai va pati mašina ir laikas 70. Čia su retarderiais, su visko pati laiko, su variklio stabdžiu ir su retarderiu. Tai va, ką, sėkmės. Kaip sakant, kol kas šypsosi mums sėkmė šiandien. Iš ryto saulytė, kavytė, mašina pagirdyta, tunelys neuždarytas, kol kas, klostosi viskas puikiai. Tai va, atvažiuojant dabar įsikrauti, žiūrėsim, kaip bus iškrovime. Nu, realius tai pasaka. Nežinau, kažkaip tais nuotaika visai kitokia, kaip toksai oras. Ir dar pirmadienį. Jo, saulytė šviečia. Tai va, jau privažinėjom, čia jau čia Vestbį esam. Tuoj būsim tame
Optimera sandėlys. TUVN51. Ir bandysim sikrauti. Čia žiemą, tas pakilimas, tas čia yra tiems labai slidokas būna dažnai. Čia kaip pasnyguriuoja, tai čia pastovi tas ledukas. Ne vienas iki esu matęs, taip ypač dvi ašiai pastrigę čia. Buksuoja. Aišku, ir trešiai, jeigu blogas krovinys, blogai pakrauta, nieko neturi ant ašies, tai ir pats buksuosi. Bet vis tiek dažniau čia matydavau dvi ašius pastrigusius. Jūsų Optimera. Ir kaip ir būsim atvykę. Šlagbaumas bus pakeltas ar nuleistas? Nes čia kaip visą laiką plembus. Atvažiuoji, šlagbaumas nuleistas ir tu privažiuoti ir prie šlagbaumų, kad pasikeltų šlagbaumas, o galas priekabos stovi ant kelio. Ir vos sustoju. Dabar greitai pasikėlė. Man pradeda sykį, tai reikėjo palaukti biškį, bet stovi žmogus. Ir aš. Tikėkimės, kad nenusileis man palei nosį. Atsargiai jau leidžiasi, tai reikia palaukti, kad nepulti. Atsargiai reikia su šlagbaumas, nes gali būti, kad ras palei nosį ir nusileis ir tu turi kontaktą. Ant dokumentų rašo tipo 19 rampa, bet aš nežinau, čia 15. Tai ten ir bus tam gale, kaip visą laiką iškulinėja. 19 kažkur, 20. Bet mes, kaip sakant, nestumsim prie tos rampos 19, tai čia reikia nueiti, geriau pasiklausti. Nes abejoju čia, kaip sakant, kai jie nuspėja savaitę į priekį, kokia bus rampa tuščia. Aš poros praeis iki stūmą prie 19 lygtais. Marot čia ir stūmau. Jo. Gerai, einu pasikalbėti, pasižiūrėti. Sakiau, nereik stumt prie rampos, neskubėti. Sakė, rampa 18. Bet tipo, iš pradžių nesakė rampa. Sako, 9 valandą. Blemba, sakau, be 20, be 15 dėginės. Tai sakau, blemba, sakau, tai prie rampos galiu iškarstuoti, tuščias į rampos. Tai ilgai diskutavo jie, kurią rampą čia man statytis, tai sako 18 rampą. Gerai, sakau, tada statom 18. Tai stovim prie rampos. Aštuoniem. Mes ir pavalgėm, ir pauzį gavosi. Nemažai pastovėjom. Jeigu jau pauzį išėjai, tai jo. Čia, per gatvę, čia iš karto, čia mums yra marots, čia kažkur tais. Mes esam TUVN51, ten yra TUVN21. Tai važiuojam, tipo, pakeisti priekabą. Šitą priduosim, o pakrauta yra irgi tokia pat priekaba dėžė, tipo, skap box, nežinau, termo priekaba.
Ir, tipo, tą pasimenam pakrautą ir važiuojam, tipo, į Stokę. Tai važiuojam, žiūrėsim, kur čia tas H&M-as, Entexas, Vesbis. Tai važiuojam, čia pažiūrėsim. Čia grinai nebus čia koks nors, nes čia stovi priekaba irgi Bringu, bet ne. Žiūrim, kur tas bus 21. Aš tu Bringo priekabą čia daug kur gali stovėti. Bet mes važiuojam palei adresą, mums reikia šiaip firmos. Koks čia numeris yra, ką čia rašo? Ne, čia 50, vadinasi, ne mūsų. Mums reikia 21. Man atrodo, čia, nes yra DSV, yra 2VN21. Važiuoju ten DSV krautis tos maistus į Kūpą, į Jaschaimą, į Gardemoną. Tai aš įtariu, kad čia bus mūsų kažkaip... O, Entexas yra jo prie DSV, kaip ir sakiau. Nu, važiuojam. Keista, lenkiški numeriai ir lenkiškas vardas. O dažnai ant lenkiškų mašinų jau yra ukrainiečiai ir Baltarusiai važiuoja. Nu, Entexas, gerai. Bet čia kur beveik kaip... Ai, ne viena firma. Važiavimas per čia. 21A. Unloading, pick-up. Tai gal ir čia. Nuvažiuojam pasižiūrėti, bet čia priekabas nestovi. Gal jis apvažiuoti aplinkui. Keista, kad čia įdomu, antroji pusė yra. Nes čia 21A tipo. O. Įtariu, kad bus ne čia mums. Bet ten jis irgi kažkokia yra. Temoros H&M. Tačiau šį įtariu, būtų H&M čia rūbai. Lygtis, koks ženklas, net nesimato. Jo, H&M-as lygtis. Bet čia mes pralysim, nepralysim. Sakant, ženklų jokių. Jo, H&M-as yra. Ten fūros yra. Čia. Nu. H&M firma. Bus bairis atvažiuojama čia lengvosiams. Ir fūrų nepravažiuoja. Kiaurai. Gali būt. Jo. Ne. Pravažiuosim. Bet šiai buvo kits įvažiavimas. Bet gerai yra. Nu, kuri bus mūsų priekaba, nebus šita, vo, tokia sumatęs Bringas stovi irgi balta ta priekaba. Čia ta aukštesnė, norvegiškis numeriais. Jo, šita ir bus priekaba. Šita ir bus. Tai gerai, tada mums reikia susirasti ofisas, kur yra. Nes ten šenkeris, tikrai mes netemsim šenkerio priekabas. Aišku, visko gali būti, bet mes netemsim. Šita bus priekaba. Esu tą tempęs priekaba. Čia 425 maros aukštis gaunu su jie. Bet įdomiai, Vokietijoje ta priekaba buvo šios aukštesnė. Keista. Gerai, šnekėti. Pašnekėjau įdomiai čia su jais. Dabar jau tą priekabą. Ir reikia ją nuo rampos ir į jos vietą savo priekabą pastatyti. Tai vat susikeisti tas priekabas. Jos netgi tokia moteriškė senutė ėjo į ofisą, pasikvietė kitą moterį. Čia taip, kas daugiau išmanis informacijos gavo. Sakau, aš čia taip ir taip, sakau, iš Bringos, man sakė, pakeisti priekabą, sakau, kuri yra pakrauta, sakau, aš atvažiavau su tuščia priekaba. Ir sakau, ar nebus bairis, kad, sakau, aš turiu, sakau, jums, sakau, nuo rampos tą nutempti ir, sakau, tą tuščią priekabą prie rampos
Jo, sako, jo, taip reikia. Kaip sakant, aš geriau žinojau už juos, ką reikia daryti. Tai va. Tai ką, einam susikeist priekabom. tą priekabą čia atsikabinsiu šalia rampos, kabinu tą baltą, tempu toliau ir atgal šitą žalią prie rampos ir kabinam baltą. Nu, čia dabar yra pajungimas. Aš naudosiu savo šlangą geriau. Šitą pasinaudosiu, nes čia netinka man, nepatinka. Visi čia užlenkimai. Aš geriau naudosiu šitą, jeigu turiu. Tas man patikimiau atrodo. Tai vat ir grubiai čia dar yra šviesų ABS-as. Šviesų, kur antras kabelis. Tai šitas šviesų kabelis yra. Aš marods tokį neturiu. Tai čia biški trūksta. Šitas turėjo irgi būti dėžėje įmestas. Tai va, tai aš biški naudosiu savo kabelių. Oi. Tai visur blizga saulė. Čia tos kriaušės mūsų šalin. Jos kamuoju. O, pasiimsim šitą greitą jungtį. Čia yra prie mašinos. Parods. Paskui aš atgal tą pridėsiu. ABS-as yra. O šviesos tai aš abejoju, kad čia tiks. Tai kitais vienas nėra. Einam apžiūrėsim. Man atrodo, turi būti dėžėj toksai su perichodu, nes anksčiau būdavo, bet šiaip šviesos dabar čia veikia. Ne, čia nėra. O čia. Nėra. Aš tai prieš tai, kai tempiau, tai buvo. Tas perichodas lūks normaliai. Čia irgi nėra. Tai vadinas, biški sunaikino, suniokojo. Nu, plempas, aš kai tempiau tą priekabą buvau grinai nauja, tai čia viskas buvo joje. Bet dabar daug ko nėra. Negerai. Tai va, tai žiūrim, darom duris. Žiūrim, kas čia pakrauta, o čia pakrauta H&M rūbai seni, čia moros kokia labdara eina, ko gero. Kiek išmetamų rūbų yra.
Kairys veikia, tie netrumpina, uždarom duris. Aha, čia vis veikia. Ta priekaba smagi vos, kaip šonas atsidaro, su tokia smagu ir dirbti. Atsidaro šonas, nereikia tentuoti. Nauja priekabėlė. Žiūrim kitą posūkį. Kas darysis? Nebus girlianda, tą naujametinį, kalėdinį, kad visur mirksės viskas iš eilės. Ne, posūkiai dega. Tai gerai. Vadinams tvarkoj. Važiuosim su vienu kabeliu. Svarbu posūkiai. Ir viskas. Nu, išsijungiam posūkį. Keliam kojas ir važiuojam. Nu, pasikabinum. Dar skambinau, klausiau, ar tiksliai tą priekabą. Sakau, nes man nei tie nežinojau numerių nieko, nei vadyba. Bet dabar, kai paskambinau, patiksinu numerius jo, žinai. Sakau, aš klausiu, nes, sakau, jeigu, sakau, to priekabą, sakau, į Vokietiją važiuoja, sakau, jinai, sakau, Maroc yra aukštesnė. Sakau, kaip, sakau, jinai, sakau, gali važiuoti į Vokietiją, sakau, čia. Tai, sakau, viršyje aukštį, tai, sakau, pas mane, sakau, jinai buvo 425 aukštis ant balno. Bet mūsų mašinos yra biškis aukštesnės, nežinau, gal ant 3 cemų gal išeina aukščiau. Nu, bet gerai, tai paim 4,2, jeigu yra. Tai aš neatsimenu. Marotsko Vokietijai 4 metrai aukštas. Ir ne aukščiau. Lygtais. Tikrai ne 4,2. Nu, nežinau. Tai sakau, dėl to ir klausiu. Sakau, biškis aukštesnis, sakau, yra nei tos, sakau, paprastas jau kopinės. Sak, nežinau, sako, pastovi, sako, tos dvi priekabas dabar, kur tą palikom ir dabar tą pasiėmėm, tai tos dvi priekabas taip ir kursuoja. Sako, sako, pirmyn atgal. Vieną pakrauna, kitą iškrauna, taip ir varo, pirmyn atgal. Keistai. Tai va, tai ką, viskas, jo, važiuojam į stokę, tipo, reikia palikti stokiai tą priekabą, bringę ir važiuojam čia į Statoilą Vestby. Užsuksim, pasimsim kavos, nueisim į Tuliką, išsiųsim faksus, SMS-us, viską, atsiliksim reikalus ir toliau darbuosimės. Tai va, varom tada, link stokės pro Statoilą. Pasikeitėm priekabom, stokiai palikom tą priekabą ir dabar pasiėmėm krautą nuo rampos priekabą ir 3 iškrovimai. Tai šiandien turim 2 įsikrauti, o tas 3 jau rytoj jau paliks, jau be šansų. Tai čia dabar važiuojam į tą Šecmo, nes toj firmai esu buvęs vienas iki. Tai tokia biški firma tokia keista. Per dešinę pusę įsikraudinėti. Ten gali apsisukti per kairę, bet man bus patogiau visi per dešinę. Tai va, ir paskui eitsvolis, tas metalinas. To eisvolių metalino tikrai savo įdomiai, kiek tenis užtruks, kiek jie tenis dirba. Nu, pagal viską turiu spėti, aš iki Maroc tikrai 4 dirba tas Tibnoris eisvolis. Tai va, matysim čia, kaip spėsim, kaip jis būt gerai. Šiandien įsikrauti tą Tibnorį, tada namo važiuotumėm. Rytoj reikia dalis įsikrauti. Tai va, tai bandom pralėkti ir Oslą be kamščių. Žiūrėsim, kaip čia seksis. Lekiam į priekį. Nu va, čia išsikraunam dabar. Čia ilgi, dar palečių. Šitas vienas eis į 2 iškrovimą, o šitie į 3, ko gero rytoj. Ir va čia ima po vieną pakį, į ten veža per vartus. Per galą stumia, nes netelpa jiems iš ilgių. Čia biškį armatūrų turiu. Jo. Tai va, čia įsikraunu per dešinę pusę, dėl to, kad čia dešinė pusė tai visi ilgi sudėti. Ir reikės dar tos va ištraukti.
kaip nors. Nu, jie nėra sunkus, bet ištrauksiu kaip nors. Tai va, tai įsikraudinėjom, čia atrodo va šitaip. Jo, gerai, svoris yra čia. Ta žiūrėjau, ta plokštė Tibnoras išsikrauti. Ten jie dirba iki 10, tai čia be problemų turiu spėti. Nebent Google'as meluoja. Tai va. Išsikraudinėjom po truputį. Kiek truksim, nežinau čia. Va, kraunamės. Nu, ilgai užtrukom čia. Valandikį laiko. Labai jisai lėtai. Sakau, čia įdomus jie yra. Aš kaip ir sakau jam, sakau, aš tau padėsiu ten, jis ten tą ilgą pasidėt ant žemės, vieną galą ant tos roklos, kitą galą su to autopakrautuvu stumia. Sakau, aš tau padėsiu. Ne, tipo, nereikia. Jis vienas žaidžia, karočią. Ten vienas iš jų bendradarbių atvažiavo su busu. Kinderį pamušo ir išvažiavo. Kad ten būtų kolektyvinis darbas, kad ten vienas kitam padėtų. Ne, tokio nėra. Keisti, skaučia žmonės. Skaučia toks keistas labai. Sako, kiek reikia dokumentų. Sako, man vieną kopiją, kiekvieną. Sako, čia buvo 5 tie fragbreivai. Sako, man po vieną kiekvieną. Atneš duot po 2. Sako, čia po vieną tau. Aš žiūriu, po 2 čia. Ai, sako, jo, po 2 padariau. Čia biškai perilomas. Tai va. Nu ką jau, 4 šiaip grubiai mes, jeigu firma ten Tibnoras dirba iki 4, tai mes jau vėluojam. Grubiai, nespėjom, bet Google'as raško iki 10 dirbam, bet vėl nežino teis. Ar tvaraus verslumo tiltą? Tai tikiuosi, kad iškraus. Nes jeigu neiškraus, tai, teks miegoti, eitsfulį. O jeigu iškrauna, tai mes tiesiai per Konefosą Jevnakerį savo pipinam namo. Rytoj anksti kylam ir išsikraunam Egedalį. Tai vat, laikom čiurus, kad mes išsikrautum šiandien tą antrą vietą Tibnoro ir bus viskas super. Tai va, lekiam kol kas. Nu va, spėjom išsikrauti. Tik tai biški pririšta negerai. Reikia biški perišti. Kažkaip tais neįstrižai padaryta biški. Diržai atsilaisvina, slysta. O čia reikia, kad būtų įstrižai, skersai. Šitą irgi reikia perdėti. Kaip čia dabar taip? Kažkaip tais turi būti taip. Čia irgi ne taip. Nu, karočią. Reikia biškį persidarinėti. Bet spėjom išsikrauti. Viskas vyksta pagal planą. Tai va, tenis kaip ir sakiau, išsikrovėm, tenais dirba jie tenis. Neklausiau, į kelių dirba, bet atvažiavom, buvo kiek po 4, dirbo, be jokių problemų. Tai va, o mes dabar jau kaip palei planą važiavam namo. Jau viskas, čia dar liko tie metalai įsikrauti rytoj. Tenais Egedalis, Sula AS. Tai va, važiavę rytoj. Čia pakeliui mes gaunasi važiuoti į tenais pro namus, tai ir važiuojamės namo. Tai vat. Tai ką tada, chebra? Viskas jau šiandien kaip baigti darbai. Čia tik ir beliko iki namų grįžti. O rytoj startuosiu, nežinau kelintą, gal bus 7, gal 7, gal bus 7. Startuosiu ir išsikrausim. Aš taip noriu panašiai 8 po 8 biškį išsikrauti,
nes vis tiek vadyba nuo 8 dirbadavo, kol jie sužinos, ką kur krautis. Tai jau nėra ko draskytis. Tai paruosta firma dirbo nuo 6:30, gali anksčiau atvaryti, bet kas iš to, nežinai, kur važiuoju toliau. Tai va. Tai Hebra tada dėkui, kad žiūrėjot ir, kaip sakant, susitiksim sekančią video. Ir iki.